protas sakė, aš noriu būti mokytoja, aš esu mokytoja, bet kūnas rodė visai kitus ženklus. Kūnas rodė visiškai kitus ženklus. Susidūriau su sveikatos ganėtinai rimtais sutrikimais. Ir lėtinis nuovargis, ir žodžiu, visos kitos problemos, plaukų slinkimai. Kas visiškai rėkia, kad tau šitas darbas netinka, tiesiog netinka. Kai tu pradedi naują veiklą, tas apsišaukėlio sindromas tave persekioja. Kad aš nesu pakankama, Aš nesu pakankama ir kad visi kiti daro geriau, negu aš. Kokią aš turiu teisę dalintis? Dėl ko mes turim klausti atsiliepimų, klausti klausimų savo klientų, su kuriais mes gyvai bendraujam ar ne, su kokiais iššūkiais jie susiduria, tam, kad mes žinotume, apie ką mums komunikuoti. Nes jeigu susidūrė šitas žmogus, labai didelė tikimybė, kad susidurs ir kitas su to pačiu. Kadangi socialiniai tinklai sukurti ne šiaip mums pramogai, o viskas yra padaryta dėl pinigų, tai yra verslas. Instagramas, Facebookas ir jie iš to uždirba pinigus, ar ne? Tai organiškai pasiekti savo sekėją, auditoriją, tikslinę auditoriją yra labai sunku. Ir kuo toliau, tuo sunkiau. Šiandien pas mus svečiuose Ema Gleizinienė, specializuota marketingo specialistė ir socialinių tinklų administratorė. Taip? Taip. Ir tiesa, noriu paminėti dar vieną faktą, kad tu dirbai ir mokytoja, taip kaip ir mes visos čia esame mokytojas. Ir labai mane sužavėjo ir suintrigavo viena detalė, kad dirbdama mokytoja tu patyrei perdegimą ir iš šitos veiklos tu perėjai į kitą, į savo veiklą. Gal tu gali pasidalinti, kaip vyko tavo kelias, koks tas procesas ir su kokiais sunkumais vis tik teko susidurti? Tai aš galiu pradėti nuo pradžios, ar ne? Tai aš baigiau marketingą, įstojau į marketingą, tiesą sakant, net labai gerai nežinodama, kas tai yra, bet pradėjus mokytis aš supratau, kad man labai pasisekė. Tiesiog per stebuklą papuoliau ten, kur turėčiau būti, dirbau pagal specialybę, bet sukūriau šeimą, grįžau į savo gimtą miestą, padirbau vienam darbe, susilaukiau vaikų, 1, 2, vieni, 2, 3, 4 metai namuose, 5 metai namuose su vaikais. Aš buvau pasinėrusi visiškai stačia galvai motinystę, atsidavusi 100%. Ir aš pradėjau jausti, kad tas vaikų auginimas taip organiškai iš manęs eina ir man viskas labai smalsu, įdomu, visi būreliai. Aš pradėjau lankytis įvairiuose seminaruose skirtuose pedagogam, lankyti kursus įvairius ir net pradėjau galvoti apie studijas pedagoginės. Ir aš išėjau iš savo administratorės darbo ir kadangi mano vaikai ėjo į bendruomeninę mokyklą, tai bendruomeniniai mokyklai labai yra daug tėvų įsitraukimo, labai daug to neatlygintino darbo, savanoriavimo. Ir aš jau buvau pačiupinėjus mokyklos ir ta bendruomenė man labai tiko ir patiko ir aš jau savęs daug atidaviau. Ir aš tiesiog pasakiau, kad nežinau, ko noriu būti užaugus, bet jeigu jums manęs reikėtų, žinokit, kad aš esu jūsų paslaugoms. Jo. Ir taip atsidūriau mokykloje, pradžioj administracijoje, paskui popietės mokytoja, padirbus popietės mokytojai pačiupinėjau, kad pradinukų amžius man visgi ne tas amžius, su kuriuo aš norėčiau dirbti. Perėjau į darželį, kas atrodė mano amžiaus darželis, darželinio amžiaus vaikai. Aš labai mačiau tame prasmę šitame darbe, nes tu tą vaiką sutinki, tu atliepi jo poreikius, tu žinai kaip su elgtis, nes mano vaikai panašaus amžiaus ar ne. Tai aš galvau, aš suradau savo kelią ir aš buvau be galo laiminga. Ir po tų 2 metų mokykloje aš tiesiog pradėjau jausti, kad aš pervargstu ir man nebeužtenka resursų namuose būti su vaikais. Jeigu pradžioje aš buvau ant sparnų ar ne, tai aš jau jaučiu, kad aš neturiu energijos, man kyla pyktis, erzulys, aš neišsiilsiu ar ne, neatsistatau savo resursų. Ir po dar kitų metų aš nusprendžiau vis dėlto išeiti. Aš jau net buvau pasiruošus stoti, bet nusprendžiau vis dėlto nestoti. Ir aš išėjau iš mokyklos
ir man psichologiškai buvo labai sunku, nes aš jaučiausi, aš atradau savo kelią, bet staiga aš dabar nebeturiu nieko, aš nebesuprantu, ką man veikti, kur man eiti, kuo užsiimti, nebesuprantu savo stiprybių, nes tarsi aš galvau, kad čia stiprybė yra mano būti su žmonėm, bendrauti, duoti to pačiu ir gauti, ar ne, apie ką yra ugdymas iš tikrųjų. Ir man tiesiog teko atsisėsti su savimi ir pasikalbėti. Nu, vat apie ką aš? Ema, kas tau patinka? Nu, vat... Bet protas sakė, aš noriu būti mokytoja, Taip. aš esu mokytoja, Taip. Bet kūnas rodė visai kitus ženklus. Kūnas rodė visiškai kitus ženklus, taip aš susidūriau su sveikatos, ganėtinai rimtais sutrikimais. Ir lėtinis nuovargis, ir žodžiu, visos kitos problemos, plaukų slinkimai, ir žodžiu, hormoniniai spuogai ir taip toliau, ar ne, kas visiškai nurėkte rėkia, kad tau šitas darbas netinka, tiesiog netinka. Kadangi šalia visų mano pareigų, kurias aš turėjau per savo gyvenimą iki to, mane visą laiką lydėjo, nu, va, tie socialiniai tinklai, filmavimas, montavimas, nu, va, tu čia įkelk, tu čia pasižiūrėk, nu, tu turi akį, tarsi kaip hobis, ar ne, pamontuok video, visi gimtadieniai vaikų, įvairios šventės, kitų draugų sufilmuotos, sumontuotos, ar ne, bet kaip ir apie socialinius tinklus labai daug žinių ir neturėjau. Todėl nusprendžiau, kad nu, vat, čia yra sritis, kur aš norėčiau pabandyti. Nebuvo taip, kad aš vieną dieną supratau, kad viskas dabar čia yra mano naujas kelias, ar ne? Aš pasibaigiau labai intensyvius mokymus, pasibaigiau net ne vienus juos, vienus, kitus, trečius, socialinių tinklų administravimo mokymus ir dirbtinio intelekto mokymus ir skaitmeninės rinkodaros daug mokymų, nes jaučiausi išalkusi žinių. Nes kai tu pradedi naują veiklą, nu, va, tas apsišaukėlio sindromas tave persekioja. Kad aš nesu pakankama. Aš nesu pakankama ir kad visi kiti daro geriau. Negu aš. Taip, ir aš dar ne... Kokią aš turiu teisę dalintis? Labai pažįstamas. Netgi jeigu ir tau nuo pat pradžių labai sekėsi ir kiti prašydavo ir tų video, ar ne, vis tiek tas toks nepasitikėjimas iki galo. Dar turiu su kursus praeiti, žodžiu, ir atrodo vis nepakanka ir net esu gavusi iš artimos aplinkos komentarų, kad, nu, žiūrėk, gal gana. Dirb normalų darbą. O kiek tu čia mokysies? Taigi, nu tai dirbk, jau viską moki. Bet ką aš supratau, kad realiai mokymai, bet kokie mokymai, kur susitinka daug žmonių, nėra tik apie mokymus. Tai yra apie bendrystę, bendravimą, kolaboracijas, užsimezgusias draugystės. Ir realiai iš visų aš savo mokymų išsinešu po žmogų, po du, su kuriais tu realiai bendrauji ir užmesgi santykį. Nes kai aš pradėjau dirbti, nu, vat, pavadinkim, ant savęs, tapti tą solo verslininkę, aš susidūriau su dar kita problema, su tuo vienišumu. Tu realiai turi savo ofisą namuose, savo stalą ir tu neturi jokių kolegų. Tu neturi su kuo pasikalbėti apie savo kliento iššūkius, apie savo džiaugsmus, vargus. Taip, tu turi draugės, kurios ten įkėlusios, įkeli ten kiekvieną ar ne reelsą, laikina ir džiaugiasi, gerai, varai, taip ir toliau. Taip, to labai reikia, bet iš esmės, kad tave suprastų, nu, vat, tau reikia žmogaus, kuris tuo pačiu gyventų. Tai vat, tas vienišumo jausmas mane vargino. Ir aš supratau, kad aš esu tas žmogus, kuriam reikia kontakto ir reikia bendrystės. Socialus žmogus. Tai žmonių tinklas labai labai svarbus ir ta bendruomenė, kaip tu sakai, reikia save apsupti motyvuotai žmonėm, kad jie to pačiu gyventų, kad jos rištų tie patys dalykai, ar ne? Visiškai, nes dažnai, vat, kai aš pajaučiu, sakykime, man nepriimtiną bendravimą, man prieš akis iškyla toks internete matytas vaizdelis. Kai kaba braškė, supelyjusi, pilka ir šalia jos prisiglaudusi raudona braškė ir bepradedanti pūti. Ir ta įtaka. Ir kokia yra įtaka žmonių, ar ne? Ir labai dažnai tas neigiamas pavyzdys, jis greičiau yra užkrečiamas ar ne, negu teigiamas, pozityvus. Tai ką aš supratau, kad aš galiu rinktis. Aš galiu rinktis, su kuo aš galiu bendrauti, su kuo aš noriu bendrauti. Nes man labai patinka frazė, kad niekas, niekam, nieko gyvenime neprivalo.
lygiai taip pat ir tu, ir aš, ar ne? Ir dar kitas svarbus momentas, man kaip žmogui, kuo aš esu įsitikinus 100%, ką tu skleidi išorę ir ką tu duodi, tą ir gauni. Visiškai sutinku. Ir vat yra žmonių, kuriems labai nesiseka. Aš nesakau, kad man viskas sekasi. Ta prasme, gyvenimas yra gyvenimas ir ištinka ar ne, bet požiūris yra labai daug. Kaip žiūri, taip ir yra. Kaip sako, vibracijas, kurias paleidžiam, tokius ir pritraukiam, ar ne, žmonės į save Bet panašius. socialinė aplinka labai formuoja. Kitą kartą esi priverstinai, ar ne, tarkim, dirbi darbą, kur tave supa žmonės, su kuriais gal tu nenorėtum dirbti, bet tu esi priverstas ten eiti ir nepajauti, kada tampi tos visuomenės dalimi, ar ne. Ir tada net nesusimastai, kaip būtų galima tai pakeisti. Nors iš tikrųjų, kai tu apie tą pokytį kalbi, ar ne, aš iš tiesų visai neseniai buvau pagalvojusi apie žmonių ratą, kuriuo aš norėčiau, kad mane suptų. Ir žinai, ta manifestacija ir pamažu jaučiu, kaip aplink mane susidaro tas ratas, iš kurių iš tų žmonių aš pasikraunu labai daug tokios pozityvios, teigiamos energijos. Taip ir vat, pasižiūrėjus, ką daro sėkmingi žmonės, ar ne, jie būrėsi į bendruomenės. Taip. Ir dažnai mes, pavyzdžiui, tokios, sakykime, žemos savivertės žmonės bijo už save protingesnių, nes jų ir taip žema savivertė. Ir ką daro tokie žmonės, tai žemindami kitus, bendraujant, nejučiom, jaučiasi geriau ir išaukština save aukščiau tarsi, ar ne. Ir toks užburtas ratas, toksiškas bendravimas ir visa kita. Tai tokie žmonės bijo protingesnių už save, nes tarsi karalius nuogas, ar ne, kad aš galiu pasirodyti kvailas. O ką daro, sėkmingi, protingi, turtingi žmonės, jie būrėsi į bendruomenės, į grupės, jie ieško protingesnių už save, iš kurių galėtų mokytis. Nes visose srityse mes geri būti negalim. Faktas. Ir aš su šituo irgi susidūriau, kai pradėjau dirbti, ar ne, nes atrodo, socialinių tinklų administratorius turi žinoti viską. Lūkestis yra toks, kad, prašau, čia yra mano profilis ir tu dabar viską sukurk, padaryk, kad čia peržiūros būtų algoritmas, postai, traukianti istorijai, reelsai, hookai ir taip toliau, ar ne? Bet iš tiesų, tai žmogus padaryti visko negali. Visų pirmiausia, administratorius neturi burtų lazdelės, kad labai reikia didelio įsitraukimo pačio žmogaus, ar ne, nes mano arkliukas nėra įmonės. Mano arkliukas yra asmeninis prekinis ženklas, taip? Nes neturint didelių finansų asmeniniam prekiniam ženklui, ar ne, yra daug paprasčiau eiti į socialinius tinklus, nes žmonės myli žmonės. Kaip mes jaučiamės, kai mus palaikina, nežinau, kažkoks logotipas. Ar mes einam žiūrėti, kas čia mus laikina, kokią drabužių liniją, ar ne? Ne, bet jeigu mus palaikina žmogus, mes nueinam jo profilį ir per kelias sekundės mes nusprendžiam, man įdomu sekti tą žmogų ar neįdomu. Ar ne? Taip, teisingai. Nes ir tas asmeninis brandingas ir yra apie tai, ar ne, kad ką žmonės kalba apie mus, kai nėra mūsų kambaryje. Kaip aš atrodau kitiems. Ir mes tai visiškai galim valdyti. Kokios yra mano vertybės. Mano kaip žmogaus vertybės, aš ieškodama išsigryninau, kad nuolat mokytis, tas žingeidumas ir ieškojimas. Tai viena iš vertybių, aš tai ir pozicionuoju. Aš nuolat įrodau, kad aš mokausi čia, aš mokausi tą, ar ne? Tai tas asmeninis prekės ženklas ir yra apie tai. Bet yra, žinai, tokių situacijų, kur tu tiesiog ne visada gali suvaldyti, ar ne, kad ir, sakykime, iš aplinkos ateinantis heitas, kurio tu tikrai nesukontroliuosi, bet jis labai paliečia, labai žeidžia, ar ne, ir skaudina. Ir iš esmės čia mes dabar besikalbėdamos palietėme šią temą ir tu minėjai, kad visai neseniai patekai tokią nemalonę situaciją, kur iš aplinkos gavai, tokių nemalonių reakcijų, ar ne? Gal galėtum plačiau apie tai papasakoti, kaip tu pati sureagavai, kaip tu jauteisi ir kaip visą tai sprendėsi? Gal apskritai norėčiau paliesti tą temą, kad labai daug žmonių nepradeda komunikuoti iš baimės ir tų baimių yra labai daug. Baimė heito visų pirmiausia, ar ne? Taip, tikrai. Ir tą heitą mes labai dažnai gaunam ne tik tai
iš išorės žmonių, kurių mes nepažįstam. Realiai komunikuojant pasiekėm tą kitą auditoriją, tą šaltą auditoriją, žmonės, kurių mes nepažįstam, po kurio laiko. Nes pradžioj mes komunikuojam savo keliem šimtam artimiausių žmonių. Taip, ar ne? Taip. Ir pirmiausia, mes tą heitą gaunam iš savo artimos aplinkos, galim nes gauti iš šeimos, ar ne? Aš irgi neišimtis, kai pradėjau komunikuoti, manęs tiesiog nesuprato, manęs klausė, o tai tu čia nori būti influencerė, apie ką tu čia dabar komunikuosi, kaip suprasti, ar ne? Ir tai yra irgi normalu, bet kai tu įsivertini, kad čia yra apie to žmonės ir apie jų baimės, nes jie mane mato ankstesnė mane. Ar ne? Ir jiem labai sunku priimti tą vaizdą. Nauja versija. Jo, tai vat vienas iš tų, kodėl nekomunikuoja, yra heitas, ar ne, baimė būti nesuprastam, baimė, kad nepasiseks. Labai artimieji bijo. Kodėl jie bijo? Nes jie myli, jie nori gero, bet jie supranta, kad tu išeisi į viešumą, tu gali pasakyti tai, ko nereikėtų sakyti, apsinuoginti, neskalbt triusikų ir taip toliau, ar ne? Baimė, kad pasakysi, ko nereikia, kad tau nepasiseks. Ta pati perfekcionizmo baimė, ne? Viską daryti tobulai. Nu, vat irgi labai didelis trukdis, tą, ką mes kalbėjom užkulisiuose. Ir vat ta kita baimė, kad mane užpuls kiti tos pačios ryties specialistai. Vat ką aš ir prieš tai minėjau, ar ne, kas aš tokia, kad galėčiau mokyti pati neturėdama sekėjų. Kolegos ar konkurentai, ar ne? Kolegos ar konkurentai, taip. Ir aš atėjau į šitą sritį su požiūriu, kad visiems po šitą saulę visko užteks ir kad visiems klientų užteks. Bet su kuo aš susidūriau, kad ne visiems taip atrodo. Ir kad į tave gali žiūrėti kaip į konkurentą ar net kaip į kopijuotoją. Su kuo ar ne susiduria žmonės komunikuodami toj pačioj srity ir ypatingai socialinių tinklų srity, kur nu vat tos temos realiai visos sukasi apie tą patį. Nes realiai stebuklų nėra, ar ne? Dviračio neišrasi. Dviračio neišrasi. Ir yra labai gera knyga, ar ne, kaip kopijuok kaip menininkas. Labai rekomenduoju visiems perskaityti, ar ne, ir kad viskas, kas yra sukurta, yra kopija kažko. Labai įdomus momentas, mums studijų metais pasakodavo, kad viskas išlikė mūsų atminty ir tiesiog mes iš kažkokio stalčiuko ištraukiam, kurdami dalykus, ar ne, pasiskolinam kažkokią detalę. Tai viskas yra sukurta, ar ne? Taip. Ir vat, tas bendras mūsų visų minčių srautas, ar ne, kodėl, vat, pavyzdžiui, mes bendraudami pradedam tarsi net tom pačiom frazėm, ar ne, tom pačiom idėjom dalintis. Tai ir yra apie tai, ar ne, ir būnant ypatingai toj socialiniai erdvėjai, nu, vat, gali net pasirodyti, kad kažkas nuo kažko kopijuoja, bet taip ir yra. Tu paimi mintį iš vieno žmogaus, gal ar ne, iš lietuvio ar užsieniečio, perkuri savaip, bet tu tai padarai savo formate. Nu, vat, kiekvienas mes komunikuodamas net apie tą patį pritraukiam skirtingą auditoriją. Visiškai teisingai. Čia ir yra tas unikalumas, ar ne, originalumas, kaip mes tą savo filosofiją išsakom, ar ne, kaip pabrėžiam savo žinutę, kad pritrauktų savo tikslinį klientą auditoriją. Taip, ir dar kas yra labai sunku, vat, su kuo aš susiduriu, yra akcentuojamas, nu, vat, ypatingai šiais metais, ar ne, kad būk unikalus. Ir žmogus atsisėda ir jisai nesupranta, apie ką tai yra. Ir tam unikalumui, man kaip atrodo, tam unikalumui rasti reikia laiko. Nes tu visų pirmiausia, prieš komunikuodamas, tu nori patikti. Socialiniai tinklai taip veikia. Vienareikšmiškai. Tu nori įtikti ir patikti. Ir pradžiai tu gal nori bandyti būti patogus. Geresnis negu esi. Geresnis negu esi. Ir tada tu supranti, kad... Bet tu pavargsti labai. Pavargsti nuo to netikrumo, įsitempi, taip, tu nesi tu. Ir va tik tai toj kelioniai turbūt gali atrasti tą savo unikalumą. Kad mano raktas, aš visą laiką galvoju, kad yra atvirumas ir nuoširdumas. Ir lygiai taip pat galvojam tą savo balsą, ar ne, nu, vat, draugiškai, nes mes ilgai nesuvaidinsim, ilgoje distancijoje. Jeigu norim daryti tai ilgalaikiai, mes turim būti savim.
Ir yra tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, aš esu jau susidūrusi, kur žmogus komunikuoja vienos vertybės, jo komunikacijos tonas yra vienas, elgesys kitas. o susitinki gyvai ir tau netitinka ir nesupranti, kas yra kas. Tai va taip daryti nereikėtų, bet kiekvieno kelias yra skirtingas. Bet žinai, aš taip bandau pasverti. Dabar aplamai iš moterių yra labai daug reikalaujama ta kartelė, kas kartą vis labai kyla, ar ne? Jeigu pasižiūrėtumėm į savo mamų ar močiučių gyvenimus, visiškai kardinaliai skyrėsi, jom buvo galbūt svarbu užauginti vaiką, kad mes būtumėm pavalgę ar ne, išsimiegoję, nieko netrūktų. Ir viskas sukosi daugiausiai apie darbą, namus, ar ne. Žiūrint į šiuos laikus, moteris iš esmės turi ne tik laikyti 4 namų kampus, užsiauginti vaikus, bet dar turi, tu žinai, atrasti save, būti unikali, įdomi, graži. Estetiška. Ta prasme, kiek daug mums yra iššūkių, ar ne, ir visą tai patiriam kasdien iš esmės. Ir kai dar susilauki heitų iš aplinkos, nu, tai atrodo kartais palaužia visiškai. Taip, labai jaučiu ir girdžiu, ką sakai, nes tai man labai rezonuoja kaip mamai, nes dar vienas iššūkis, ar ne, su kuo aš susidūriau, tai derinimas savo to darbo ir motinystė, nes aš turiu 2 vaikus, aš turiu vyrą, aš turiu šeimą ir kai aš rinkausi šitą darbą, aš galvojau, kad aš galėsiu reguliuoti savo laiką, aš galėsiu dirbti kur noriu, aš galėsiu, žodžiu, labai daug dalykų galėsiu. Ir aš supratau, kaip tai yra sunku, nes, einant į tos socialinius tinklus, tu pradedi gauti vis daugiau užklausų, tu kaip specialistas augantis nori visas jas atliepti, nori nepaleisti kliento, naudotis kiekvieną progą ir taip toliau, tavo darbo krūvis didėja, bet vaikai ir šeima dėmesio nori lygiai taip pat, ar ne? Tai yra buvę tokių labai kritinių momentų, kai pavyzdžiui aš mokiausi, kiekvieną vakarą aš nuo 6 iki 9, kai mano vaikai yra pripratę, kad jiem yra skaitomos pasakos, kiekvieną vakarą su jais pažaidžiama, pabendraujama, tai mes tiesiog susėdom ir sakiau, žiūrėkit, dabar yra toks laikas, keli mėnesiai, jūs turit man padėti, mobilizuokimės, aš suprantu, aš kompensuosiu, pasistengsiu jums duoti dėmesio kitaip. Tai man atrodo, kad visą laiką turi kalbėti ir bendrauti, ar ne, šeimoj, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, kartais tų situacijų nesuvaldysi. Faktas. Ir su tuo solo verslu gimė ir kaltės jausmas vaikams nuolatinis, nes kai tavęs vaikas paklausia, mamytė, tu šiandien mus migdydama ir vėl dirbsi. Labai skaudu. Ir aš vienu metu galvojau, lygindamasi su kitais, ką tu ir kalbėjai, ar ne, kad mūsų augino vienaip, o dabar moteris ir sportuoja, ir gražios prisižiūri, sveikai valgo, vaikus augina, verslus turi, ir hobius turi, ir keliauja. Ir kai tu žiūri į tokią moterį ir galvo, kas su manim negerai. Lyginimasis, ar ne? Tu lyginėsi, ar ne? Bet tu nepasveri, kad jinai išgyvena lygiai tą patį. Jinai lygiai taip pat, nes mes visi turim vienodą valandų skaičių per parą, ar ne? Bet jinai juk nerodo savo kažkokių iššūkių ir sunkumų. Ir aš supratau tokį dalyką, kad vienu metu turėti visko aš negaliu. Aš negaliu ir daug dirbti, visur sudalyvauti, dėmesio visiems skirti, sveikai pagaminti maisto, kas man yra prioritetas, ar ne? Tai aš supratau, kad aš etapais turiu pasirinkti prioritetą. Vis tiek kažkas nukenčia. Vis tiek kažkas nukenčia, nes aš turėjau iliuziją, kad aš galiu viską. Ir kai tu bandai sieki ir gauni dar iš aplinkos komentarų, tu tai važinėji ir važinėji. Tai kada su vaikais pabūni? Kaip sarkastiška. Ar tai yra iš moterų dažniausiai siunčiama žinutė? Taip.
Taip. Ir tai dar kitas dalykas, kad žmonės neįvertina, kad jeigu aš įdėjau story, kad aš dabar čia kažkur padirbau ar ne, ar pafilmavau, tai nereiškia, kad tai yra visa diena ir kad aš su savo vaikais nebūnu, ar ne. Taip. Bet kokiu atveju mano turbūt sėkmės raktas yra mano vyras, kuris labai, taip, nežinau, džentelmeniškai priėmė mano visus pokyčius. Aš iš jo niekada negavau jokio priekaišto, ar ne, kad kažkas nepadaryta, nes mes abu lygiaverčiai auginam vaikus, ar ne. Ir jis yra tas žmogus, kuris sakė, eik, daryk, ką tu nori. Mano tikslas, kad tu būtum laiminga. Koks geras požiūris. Taip, man labai pasisekė iš tikrųjų. Bet kita vertus, aš vis tiek susidūriau su jo baimėm, nes baimė pokyčiam. Nes jeigu tu pradedi naują veiklą, tu išeini į socialinius tinklus, tave pamato daugiau žmonių apie tave kalba, atsiranda baimė. Ar nepraras tavęs, ar ne? Nežinau, gal ne kiek apie praradimą, bet apie tą, kad mane žmonės matys kitaip, gal kažką kalbės, turbūt gal net jis pats negalėtų įvardinti. Tai tokia įtampa buvo iki vieno pokalbio, labai atviro. Mes pakalbėjom, aš pasakiau, kas yra man svarbu, jis pasakė, kas yra svarbu jam ir tada toliau važiuoji. Bet tai yra nuolatinė komunikacija. Tai jūs turite labai gerą ryšį, vadinasi, labai daug bendraujat, kalbate apie visą tai. Nes nėra taip paprasta, per vieną dieną visko nesukursi. Taip, tikrai taip. Šaunuoliai. Labai įdomią temą užkabinai dėl komunikacijos šeimoje. Labai, man atrodo, svarbus momentas kalbėtis apie viską, ar ne? Ir ta pati komunikacija, jinai ir darbe atsiranda, ar ne? Tas komunikavimas socialiniuose tinkluose. Gal galėtum duoti porą tipsų, kaip tai teisingai reikėtų daryti, ar ne? Tai vat, nuo ko mes pradedam, ar ne, bendraujant su klientais, kurie nežino, nuo ko pradėti, nes aš teikiu ir tik konsultacijas, ar ne, papasakoju. Tai visų pirmiausia, reikėtų suprasti, kaip veikia algoritmas. Ar ne, nes kartais žmonės galvoja, kad mano įrašų nieks nelaikina, mano reelsų nieks nelaikina, čia gal turinys, ar ne, nes kartais žmonės užsiveda daryti, įkelia vieną, antrą įrašą, nusivilia, nes nesulaukia reakcijų, ar ne? Atgalinio ryšio ir meta. Ar ne, nes tiesiog nemato prasmės. Bet tai gali būti dėl to, kad neįdomus, neįtraukiantis turinys, ar čia yra kažkokie kitokie paslėpti dalykai? Tai algoritmas susideda iš labai daug dalykų, ar ne? Norint patikti algoritmui, ar ne, tai mes turim, kad mūsų stories peržiūrėtų nuo pradžios iki galo, ar ne, kad neišeitų, mes turim iš storijų neišvesti, ar ne, kaip įdedam, pavyzdžiui, nuorodą į stories, ten, nežinau, išvedam iš stories. Tai Instagramui tai nepatinka, ar ne? Mūsų reelsai turi būti peržiūrėmi bent jau didžiąją dalį laiko, ar ne? Ir tokiu būdu, kai algoritmas mato, kad žmogus įsitraukia, žmogus perskaita tavo įrašą, sustoja ties tavo nuotrauką, peržiūrėjo tavo reelsą, važiuoja tavo stories, ar ne? Algoritmui tai yra signalas mesti tave į priekį, rodyti tave, ar ne? Ir tai reiškia organinis augimas. Bet kaip pritraukti tą žiūrovą, ar turi būti kažkoks labai toks kabliukas įtraukiantis hukas? Taip. Ir su tais hukais, ar ne, tai dabar tokios lenktynės. Ir galit pastebėti, ar ne, kad tie reelsai visi dabar antiek yra vos neinteraktyvus, čia paspausk, čia, ar ne, pagreitinsi. Kas įdomesnis sugalvose, ne? Taip, tai aš manau, kad tai gerai, trendas dabar yra toks, ar ne, nes anksčiau sakė, kad yra 3 sekundės žmogui nuspręsti, ar jis nori žiūrėti tavo reelsą, dabar sako, yra 1 sekundė, ar ne? Tai tas greitas turinys tikrai yra greitas Instagrame. Bet kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie ekspertinį turinį, apie asmeninį prekės ženklą, aš niekada nesiūlau vaikytis trendų, todėl kad asmeninis prekės ženklas yra apie tai, kaip aš save pozicionuoju kaip ekspertas. Ir nuoseklumas, ilga perspektyva. Ir yra nuoseklumas, taip, nes
Turinio tipų yra labai daug, ar ne? Edukacinis, linksminantis, ten pramoginis turinys ir taip toliau, ar ne? Ir jeigu aš esu, nežinau, ekspertė savo srities, ar ne, tapytoja, menininkė, ar ne, aš turiu ką pamokyti, tai man tų turinio tipų nereikėtų miksuoti. Aš turėčiau pasirinkti savo kryptį, tam turiniui, kaip aš sakau, praskiesti smagu, ar ne, bet viral turinys, juokingas turinys dažnai atveda sekėjų, bet netikslinė auditorija. O kas atsitinka, kai mes prisirenkam labai daug sekėjų, mes neturim įsitraukimo. Nes žmogus mane pradėjo stebėti dėl to, kad jam pasirodė juokingas mano turinys, bet jam sekantis mano reelsas nebus juokingas, ir įsitraukimo nebus. Taip. Tai vat turbūt nusistatyti, ką aš noriu pasakyti tam Instagrame, ar ne, kokį turinį aš noriu kurti, apie ką aš noriu kalbėti, tai vat mes susėdam ir pakalbam. Turim susikurti tą bazę, ar ne, kokia apskritai yra mano vizija, kaip mano asmeninio prekės ženklo, kokia yra mano misija, ką aš noriu perduoti žmonėm. Nes labai dažnai, kodėl žmonės nepradeda komunikuoti, nes jie sako, aš kažkaip nenoriu savęs pardavinėti. Man kažkaip atrodys, kad aš tarsi save siūlausi Instagramui, ar ne, Instagrame, arba tai aš tada kviečiu pakeisti požiūrį ir sakau, žiūrėkit, jūs dabar galvojat apie save. Ką apie mane pagalvo žmonės? Bet jūs galvokit, kad jūs su savo ekspertiškumu galit pasiekti žmogų per socialinius tinklus, kuriam jūs galit padėti. Ta pagalba būtent tuo, ką geriausiai sugebi gyvenime. Tuo, ką geriausiai sugebi. Taip. Ir kai tu nustoji galvot apie save, ką apie mane pagalvos, ir aš čia nenoriu savęs pardavinėti, kitur, o fokusą perkeli į žmogų, kuriam tu gali padėti, tada viskas pasikeičia. Bet kada, pavyzdžiui, vyksta kryptingas ar ne tas savo sekėjo pasiekimas ir kuriame ilgalaikiai perspektyvai savo brandą, tikriausiai greitų rezultatų nereikėtų tikėtis, ar ne? Ar kadangi socialiniai tinklai sukurti ne šiaip mums pramogai, o viskas yra padaryta dėl pinigų, tai yra verslas. Instagramas, Facebookas. Ir jie iš to uždirba pinigus, ar ne? Tai organiškai pasiekti savo sekėją, auditoriją, tikslinę auditoriją yra labai sunku. Ir kuo toliau, tuo sunkiau. Kodėl sunkiau? Todėl, kad konkurencija didėja ir todėl, kad algoritmas nori, kad tu mokėtum už tai, kad jis tave parodytų. Taip, tai vat tik tai, ką mes darom su klientais, ar ne, tai kuriam turinį, nes jeigu tu, pavyzdžiui, esi nesusitvarkęs savo Instagramo profilio, susikūrei vieną reelsą, labai fainas, visiems labai patinka, viral, uždėkim reklamą, ateis daug sekėjų ir bus šnipštas. Nes ateis žmonės, pasižiūrėsi tavo Instagram profilį, jie nesupras, apie ką tu, kodėl jie turėtų tave sekti. Tai vat prieš užsakant reklamą, kuri tau atves tikslinę auditoriją, tu turi pasidaryti namų darbus ir ne vieną. Tu turi susitvarkyti savo profilį, tu turi apsirašyti savo aišku bio, tai yra aprašymas ar ne, apie ką mano profilis, kokią naudą aš duodu, kodėl mane turėtų pasekti, ar ne? Aiškius raktažodžius savo name, nickname, ar ne, kaip mane turėtų rasti žmogus. Nes jeigu aš užsivardinus Ema Saulėlydis, ar ne, o aš esu socialinių tinklų administratorė, tai kaip jie mane suras? Teisingai. Raktažodžiai, taip. Tada mes turim susikurti ekspertinių reelsų seriją, ar ne, jeigu aš esu ekspertas, asmeninis prekės ženklas, ar ne, jau turėtų būti feed'e mano, ar ne, ten, nežinau, 9, 10, 12 reelsų, kurie būtų jau, vat, ir žmogus atvestas į mano profilį galėtų matyti, ir čia įdomu, ir čia naudinga, nes dabar, sakykime, trendina naudingas turinys. Pagalba žmogui. Pagalba žmogui, taip, ir tai yra visiškai ne apie mane, o apie mano auditoriją. Nes visi turinio vienetai realiai, taip imant paprastai, turi gimti iš auditorijos skausmų. Ir dėl ko mes turim klausti atsiliepimų, klausti klausimų savo klientų, su kuriais mes gyvai bendraujam, ar ne, su kokiais iššūkiais jie susiduria.
tam, kad mes žinotume, apie ką mums komunikuoti. Nes jeigu susidūrė šitas žmogus, labai didelė tikimybė, kad susidurs ir kitas su to pačiu. Man atrodo, didžiausia klaida daryti dalykus iš savo varpinės, ar ne? Taip, Kaip kad save pateikti. Marketinge yra viena iš pagrindinių taisyklių - nusiasmeninti. Nes dažnai žmonės sako, man nepatinka, man negražu. Arba sukuri reelsą ir ten mano broliui nepatiko. Sakė, kad netinka ten, ar ne, perėjimas, muzika, filtras ar kažkoks užrašas, ar ne. Įkvėpi, iškvėpi. Tai ne taip veikia, ar ne? Jeigu vienam nepatiko, tai jis nėra tavo tikslinė auditorija. Visiems neįtiksi ir Visiem nereikia neįtiksi. įtikti, Taip. bet žinoti tą savo klientą, tą targetą, kam tu visą tai darai, ne? Būtent. Atėjus į socialinius tinklus, ar ne, ir pradėjus kurti savo brandą, didžioji dalis žmonių iš tiesų nežino, nuo ko pradėti. Tikrai nežino nei kaip veikia tie algoritmai, nei kaip tas brandas yra kuriamas. Ir iš esmės tavo veikloje yra dar du žmonės, ar ne? Ir jūs esate tokia grupė ir siūlote paketą žmonėm, ar ne? Įvedate į visą tą socialinį gyvenimą. Papasakok. Galiu truputį pasidalinti, tai kaip ir aš kaip asmeninis prekės ženklas dirbu viena, kaip socialinių tinklų administratorė, ar ne, bet dar turiu ir bendradarbiavimą, kolaboraciją su dar dviem nuostabiom savo srities profesionaliam, ar ne. Tai su fotografe Justina Milka ir su videografe Rijana. Tai vat, mes susibūrėm į komandą, nes supratom, kad mūsų klientai susiduria realiai su tom pačiom problemom. Vat ką tu ir įvardinai, ar ne? Taip. Nežino, nuo ko pradėti, nori gražiai atrodyti, nežino, ką komunikuoti, neturi, kas juos nufilmuoja, kas sukuria reelsus ir taip toliau. Tai vat mūsų komanda, tų 3 žmonių ir atstovauja tas 3 sritis, ar ne? Viskas vienoje vietoje. Viskas vienoje vietoje. Taip ir mes susibūrėm, anketos pagalba, išsiklausėm žmogus, kaip maždaug nukreipiam, kaip spalviškai jis turėtų atrodyti, ar ne, parenkam šriftus, parenkam 30 temų komunikacijos, ar ne, pagal jos sritį. Ir visa tai vyksta bendradarbiaujant, ar ne, tai nėra čia GPT sugeneruotos kažkokios frazės, kurių tu net nepanaudosi, ar ne, komunikuojant. Tai vat pagal nusistatytą, vat, tą, sakykime, jau mood boardą ir vat, tas spalvinės gairės, ar ne, fotografė aptarė su klientu, kaip turėtų atrodyti fotosesija, ar ne, kokie turėtų būti drabužiai, gal kažkokie aksesuarai ar kažkokios detalės, vat, būtent kurios atspindi tą sritį, ar ne. Mes pasidarom daug nuotraukų, iš kurių sudėliojam visą Instagramo tinklelį, mūsų videografė labai padaro gražius reelsus, kuriuos tu irgi gali naudoti. Atiduodam ir žalią medžiagą, kurią sufilmuoja visos fotosesijos metu, ar ne, fotosesija trunka apie 3 valandas, pakeičiam lokacijas, kad būtų kuo daugiau įvairesnių kadrų ir realiai žmogus priklauso, kaip dažnai, aišku, komunikuoja, bet 3-6 mėnesius gali turėti vat, turiniui nuotraukų apie pusę metų. Tai yra tikrai labai didelė pagalba ir dar neskaitant viso to, mes susėdam apie 2-3 valandas, turim konsultacinę, tokią strateginę konsultaciją. Aš papasakoju, kaip veikia algoritmas, papasakoju, kaip boostinti, kaip leisti reklamą, kaip geriau komunikuoti, kokius raktažodžius naudoti, highlightus ir taip toliau. Tai vat, šitas paketas iš tikrųjų labai didelė pagalba žmogui, kuris nori pradėti ir taip jau startuoti pilna koja. Bet ką aš pastebėjau, su kuo aš susiduriu, kad visų pirma, tu turi priimti sprendimą, kad tu esi pasiruošęs. Nes aš ir mano pavyzdys rodo, kad pirmus metus aš labai daug buvo dvejonių. Aš nežinau, kaip aš noriu atrodyti, aš bijojau komunikuoti ir taip toliau. Tai vat, jeigu tu esi pradedantis toks ekspertas, tai labai svarbu tiesiog nuspręsti, nes viskas yra mūsų galvose. Man atrodo, jūsų projektas yra tiesiog tobulas, tikrai didžiulė pagalba žmogui. Yra tekę bendrauti su Justina Milka, nuostabi profesionalė fotografė, labai estetiška. Kas tau yra estetika? Man estetika visų pirma tai turbūt yra jausmas ir toks apie harmoniją.
vienis, nu vat, kai išorė, vidus tai yra, dera su išorė. Vat tai yra estetika. Ir jeigu mes kalbėtume apie žmogų, ar ne, šitam pasaulyje, ar ne tik tai kaip, nežinau, interjerą ar kažką, bet tai vat toks vienis vidaus ir išorės. Nes kartais mes, net ne kartais, mes visada jaučiam, ar ne, pamatę žmogų, kažką pajaučiam. Arba mes jaučiam tą estetikos, tą šilumos pojūtį, meilės tą nepojūtį, arba nejaučiam. Ir čia tiesiog to nesuvaidinsi. Tai vat man estetika yra apie tai. Labai gražus apibūdinimas ir kaip mes kalbam, svarbu rūpintis savim iš vidaus ir iš išorės. Taip pat labai gražiai užkabinai, man kaip interjero dizaineriai, eksterjeras dera, kontekstas visas, ar ne? Kaip tai yra svarbu iš tiesų? Labai svarbu. Ir va, tu palėtei tą rūpestį savim, ar ne, kas man yra labai svarbu, va, po to perdegimo aš supratau, kad aš turiu savim rūpintis. Ir kas mane veda į priekį, kai aš gaunu komentarų va, apie tuos vaikus, ar ne, kai prabunda ta sąžinė tarsi, aš suprantu, kad aš savo vaikam esu pavyzdys žmogaus, kuris nuolat mokosi ir nuolat siekia ir nuolat tiesiog gyvena gyvenimą tokį, kokį nori gyventi. Nes tai yra mano pasirinkimas. Nes aš galiu spręsti, kiekvienas gali spręsti. Ir sąmoningai priėmė tą sprendimą, ar ne? Taip, visiškai. Ir vat, kai kurios draugės, ar ne, išgirstu, kad bet kaip aš išvažiuosiu dabar viena be vaikų? Bet kiekviena moteris visų pirmiausia turi teisę į savo laiką ir į savo sveikatą. Nes kaip yra pasakęs mano vyras, kad nuo tavo nuotaikų mes esam priklausomi visi. Ir jeigu yra gerai tau, tai bus gerai ir vaikams, bus gerai ir vyrui, ir visai šeimai. Nu, vat yra, ar ne, tas happy wife, happy life. Ir tai yra, ta prasme, tai yra ne mitas, visiškai. Tai pirmiausia, užsidedam kaukę savo ir tada dedam kitiems. Ir aplamai, aš manau, kad mūsų vaikai nori matyti laimingas mamas ir nori matyti mamas, kurios turi tikslų ir kurios siekia tų tikslų. Bent jau, man taip atrodo. Taip, aš labai noriu to tikėti ir kadangi aš ir dukrą turiu, aš labai norėčiau, kad jinai užaugtų būtent tokia. Siekianti, norinti, besižavinti gyvenimu. Tai vat, būtent man yra apie tai. O kad sūnus susirastų tokią žmoną. Aš galvoju, viskas gyvenime vyksta nebereikala. Tvirtai tuo tikiu. Ir netgi tuo sunkumui, apie kuriuos mums šiandien pasakoji, jie užgrūdina ir leidžia tau būti tuo, ko esi dabar. Ten, kur esi toj vietoje, ar ne? Ir jie mus tarsi ruošia ateičiai. Kokie tavo planai? Žinai, vat, ką tu pasakai, ką tik tai yra visiškai mano mintis. Ir pirma mano perskaityta knyga, pirmam kurse buvo Nieko nėra neįmanoma. Ir man atrodė, kad ta knyga pakeitė mano gyvenimą. Nors iš tiesų turbūt, kad aš visą laiką nešiausi mintis tos knygos tiesiog pasąmoningai gal, ar ne, vat, ką skleidi gyvenimui, tą gauni, kokios tavo mintis, ar ne, taip atrodo ir taip toliau, ir tą ir pritrauki. Ir tiesą sakant, kas įvyko per paskutinius metus, aš suprantu, kad planuoti gali vienaip, aš net negalėjau pasvajoti, kad aš galėsiu veikti, bendrauti, kolaboruoti su tokiais žmonėm, su kuriais aš dabar tai darau. Bet mindsetas jisai dėliojasi. Vis tiek mes manifestuojam, ar ne, dalykus, kuriuos norim gyventi. Netgi tai, kad mes čia šiandien sėdėm, ar ne, podcast'o pritraukimas gyvenime. Juk mes apie tai svajojam. Tai mes įgyvendinam dabar. Viskas pirmiausia atsiduria mūsų galvoj. Ar ne? Sėkla pasėta. Ir vat aš kartais toks žmogus, kur stebiu, man labai patinka žavėtis kitais žmonėm. Ir dėl to man patinka labai bendrauti, klausinėti jų, nes aš bandau suprasti, kaip viskas įvyko, kad tu atsidūrei būtent ten, kur tu esi. Taip. Ar ne?
Ir būtent tai ir yra mindsetas. Ir kitas dalykas, kas be galo svarbus ir komunikuojant socialiniuose tinkluose, tai yra disciplina. Nuoseklumas, refleksija nuolatinė, savęs stebėjimas, aplinkos stebėjimas. Pasitikrinimas. Ir man, kas kaip žmogui, aš supratau, kas man padeda siekti savo tikslų, tai buvimas bendruomeniai, tokių pačių žmonių. Grupinė mentorystė man yra metų atradimas. Aš pati visai nesenai baigiau Mastermind moderatoriaus labai intensyvius mokymus, kurie yra wow žmonėm, kuriems reikia palaikymo. Nes aš supratau, kad komunikuojant, kiekvienas žmogus nori gauti tą atgalinį ryšį. Teigiama, kad gerai, daryk toliau, šaunuolė, kiek tu jau padarai. Nes mes nuolat galvojam, kad mes esam nepakankami, kad mes kažko nepadarėm ne taip, galėjom padaryti kitaip, geriau ir ar ne? Bet kai tu esi žmonių grupiai, kurie sako, palauk, pažiūrėk, tu kiek jau padarėjai, pasidžiaug savim, arba palauk, stop, tau reikia pailsėti. Nes tu jau darai nesąmonės, nes tu priiminėjai netinkamus sprendimus, ar ne? Arba žiūrėk, aš žinau, kaip tai padaryti, ateik, aš tau parodysiu. Tai va ta grupinė mentorystė, tas mastermindas, kartais žmonėm net sunku suprasti, kas tai yra, ar ne? Nepabuvus ten labai sunku papasakot, ar ne? Bet mano tikslas kaip socialinių tinklų administratorės, dėl ko aš rinkausi tos mokymus, aš pamačiau, kad labai daug to yra psichologinio momento, ar ne, bendraujant su klientas, nes visi susiduria realiai su to pačiu, su baime komunikuoti, būti nepriimtais ir taip toliau. Tai vat mastermindas yra toks grupinis įrankis, kur tu gali duoti, aš kaip socialinių tinklų administratorius, savo ekspertinės žinias, kaip tai daryti. Ir tuo pačiu mes grupiai, komandai padedam išsikelti žmogui tikslus. Nu, vat, jeigu aš noriu pradėti komunikuoti, nuo ko man pradėti, prisimti įsipareigojimus. Tai reiškia, kad per šią savaitę ar per 2 savaitės aš įsipareigoju padaryti. Kažkaip atsiskaityti tada reikia. Taip, palauk, mes prisimam įsipareigojimas, ką mes darom, ar ne? Taip. Ir jau psichologiškai kaip veikia, kad aš pasakiau ne vienam žmogui, ne draugiai, kuri man sakys, nieko tokio atleis. Bet tu pasakai grupiai žmonių, tu įsipareigoji ir tu prisiemi baudą, jeigu tu to nepadarysi. Tai bauda gali būti labai įvairi, tai čia diskusijų klausimas. Bet dažniausiai žmonėms skauda labiausiai kas? Piniginės baudos, nes labai gaila draugiam paskui po 10 eurų bus pervesti, kai susidarys didelė suma, ar ne? Ir tada tu galvoji, kad, bet tai jeigu pasakiau, tai gal aš galiu ir padaryti. Ar ne? Tai vat, norint siekti tikslų, man atrodo, kad grupinė ta pagalba yra raktas. Nes kartais mes susiplanuojam daug, ar ne, mes veikiam daug, bet prioritetai persitvarko ir visi viršų lipa vis kitas. Ir dažniausiai mūsų komunikacija asmeninė nuvažiuoja žemyn, nes vis atrodo ne šiandien, ne ta nuotaika, ar ne, bet kai tu planuoji, kai tu žinai savo temas, žinai kokiom temom tu turi komunikuoti ir yra planas ir disciplina, nusistatymas, kad kiekvienos savaitės, ten 4 arba 5 aš kursiu turinį 2 valandas. Bet kai dirbi savo, yra labai sunku, žinai, ateini į darbą, ten jau iš aukščiau tave prižiūri, kaip ten tie darbai padaryti. Čia tavęs neprižiūri niekas, tu pati esi atsakinga už save. Ir tada, kaip tu sakai, atsiranda tų tokių, žinai, blogai jaučiuosi, gal ne ta nuotaika, visai neturiu įkvėpimo. Taip, kaip su tuo susitvarkyti. Aš Emai visiškai pritariu, kadangi pati dalyvauju mastermindose, tai čia ir yra raktas, apsupti save žmonėm, kurie tau sakytų, tu nepadarei, ką turėjai padaryti. Veikliais, ir be jokių kompromisų. Taip, be jokių kompromisų. Tu privalai padaryti ir viskas. Ir tu tiesiog darai. Ir kai tu atsipeikiai, kiek tu padarei, ir arba pasižiūri tiesiog, kiek padarė kitos merginos. Ir svarbiausia turbūt eiti, kas svarbu, kad neatsitiktų, lyginimasis. Mastermindo viena iš pagrindinių taisyklių yra konfidencialumas, ar ne? Atvirumas ir nuoširdumas. Aš turiu išmokti džiaugtis ir mylėti kitą žmogų, kito žmogaus pasiekimais.
Nes kai į grupę susirenka tos pačios ryties kažkokios specialistės, ar ne, žmonėm tiesiog atrodo, kad jie yra konkurentai. Bet ar pavyksta, nes teorija yra viena. Praktika, žinai, yra kita ir jausmai, kitą kartą, gali bandyti užgniaužti, bet jeigu tu kovoji su savivertė ir matai, kad kitam geriau, vat, kaip tas veikia, ar iš tikrųjų tai veikia? Aš turiu tokį klausimą, tarkim, netgi ateina du tie patys specialistai, bet kiekvienas žmogus gyvena savo kelionę ir jie gali būti visiškai skirtingi ir kaip svarbu nesilyginti keliauti tą savo kelionę, savo tempu, savo greičiu, savo, žinutės kleidimu, ne apie save tikslingų. Labai svarbus momentas savo nuolat priminti. Ir tas jausmas yra natūralus, nereikėtų jo bijoti ar ne, lygintis, nes tiesiog turbūt yra, tai įaugia mūsų kraujyje. Natūraliai. Bet lygiai taip pat kaip ir ego, kiekvienas mes turim, tai vat pagauti save už uodegos, kada tas jausmas išlenda, čia viskas yra apie sąmoningumą, ar ne? Nes sąmoningumas yra kintantis dalykas. Tai nėra linija, kur aš pasiekiau sąmoningumą, buvau tiek seminarų, perskaičiau tiek knygų ir mano sąmoningumas dabar, yra čia, ar ne? Bet kai mes pajaučiam kažkokią grėsmę, o konkurencija yra grėsmė, mūsų sąmoningumas krenta. Ir į viršų ima mūsų instinktai, ar ne? Aš pradedu nesąmoningai reaguoti, iškyla baimės, kažkas už mane geresnis, kažkas turi daugiau sekėjų, ar ne? Bet vat tam ir yra tas sąmoningumas, kad mes palauk, žiūrėk, stop. Taip, tu taip jautiesi, bet pasižiūrėk. Gal nereikėtų tiesiog su savim reflektuoti. Ir taip save geriau pažinti, ar ne? Ir visau priminti, kur aš turiu sustoti. O atliepianti tavo tą klausimą, ar ne? Ar taip nebūna, kad gyvenimas ir visa kita, tam ir yra moderatorius. Tam mes ir mokomės, nes žmonės yra labai įvairūs. Ir jie ateina su savo patirtim, skirtingom patirtim, skirtingais savęs vertinimais, savivertėm ir taip toliau, ar ne? Ir netgi, pavyzdžiui, gali būti viena iš užduočių, ar ne, nueiti pas psichoterapeutą. Jeigu grupė mano, taip. Nes tu į mentorystę ateini priėmę sprendimą keisti kažką, ar ne? Augti. Jeigu tu nesi pasiruošęs išgirsti, kad tavo įsitikinimai yra ribojantis ir tu per juos negali augti, tai vadinasi mentorystė ne tau. Tiesiog tu dar neužaugai. Gali būti skaudu, kai tu išgirsti, kad žiūrėk, čia yra riba, kurios tu negali niekaip peržengti. Gali būti skaudu, ar ne? Bet jeigu aš savo pasakau, žiūrėk, aš atėjau čia, kad augčiau, jeigu 5, 6, 7 žmonės man sako, kad yra taip, tai gal iš tikrųjų yra taip. Reikėtų jų paklausyti. Tai va čia susiduria ego ir tas ego labai labai gražiai nuleidžia galvą ir kai tu priėmi kitų žmonių nuomonę, iš šono požiūrį, kai žmonės tau atsuka veidrodį ir pasako, žiūrėk, va taip yra, va čia prasideda augimas. Per skausmą. Per skausmą, visiškai. Ir mes savęs iš šono negalim pastebėti, tam ir yra tos grupės, kad vienas kitam atskleisti dalykus. Kartais mes savo galim pagalius ir ratus kaišioti, net nesuprasdami, kad tai vyksta. Visiškai. Mes tavimi tyliai žavimės ir norime, kad mūsų pašnekovėm gal kažką turi patarti, pasakyti, įkvėpti. Man tos mintis, kuriam aš dabar ar ne pasidalinsiu, veda mane į priekį. Tai viena mintis, kai užklumpa toks liūdesys, nusivylimas žmonėm, tai aš paleidžiu ir galvoju, visi mes galvojam skirtingai. Labai paprasta mintis, bet realiai tada tu tiesiog su meilė priemi kitą žmogų. Priemi jo nuomonę ir čia ne apie mane, čia yra apie kitą žmogų. O kita mintis, užsisuki tam savo rate, būna sunku, tu toks vienas, atrodo kapanojasi ir ne viskas rožiam klota, ar ne? Ir man skamba kartais tokie žodžiai, niekada, 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 niekada nepasiduok. Ir nenustok ieškot.
Tai va toks turbūt būtų palinkėjimas. Išlaikyti savo vidinį stuburą, ar ne? Taip, bent jau stengtis, nes jaustis prastai yra ok ir tai yra mūsų gyvenimo dalis. Taip. Ir ilgą laiką aš irgi galvojau, kad su manim kažkas negerai, kad aš neturiu jėgų vieniem, kitiem dalykam ar ne, bet kai tu save priėmi, tu supranti, kad tu negali turėti visko vienu metu, negali padaryti visų darbų per dieną ar ne, ir viskas su to yra gerai. Atsikeli kitą dieną ir turi naują dieną, nuo kurios gali pradėti. Taip, labai gražiai pasakyta. Nuostabus palinkėjimas tikrai ir matom dabar, kad akis spindi, tu esi laiminga ir kad tai neblėstų, turim tau dovanų. Na, kaip Vitaminų, kaip kad fainai. spindėtum iš vidaus ir iš išorės. Aš žinau, aš esu gerus ir ne vieną dėžutę esu sugerus. Kaip fainai, labai kokybiški. Taip, šveicariški. Ir dar Galėsi pasidalinti su visa šeima. Labai ačiū. Labai ačiū. Tikrai super dovanas, ačiū. Swiss Ovid – tai Šveicarijoje gaminamas maisto papildų prekės ženklas, kuriam būdingi aukšti kokybės standartai, kruopščiai kontroliuojamas kūrimo ir gamybos procesas, bei atsakingai parinktos sudėtys. Swiss Ovid asortimente gerai žinomi kasdienės savijautos sprendimai. Vitaminas D3, vitaminas C, magnis, B6, grupės vitaminų kompleksas ir omega 3.